Gerai, tai šiandieną noriu pakalbėti apie šlovės bažnyčią, kas jinai yra. Ir kas žinote, aš manau, kad žinote, matau daug metų esate tikėję, kai kurie, kas yra bažnyčia. Graikiškas žodis yra eklezija. Ką reiškia eklezija? Išvertus reiškia iš pasaulio pašaukti žmonės. Reiškia, iš pasaulio mes esame visi pašaukti į bažnyčią, į tokią vadinamą pašauktųjų susirinkimą. Ir tame pašauktųjų susirinkime visi esame mes. Tai yra žmonės, kuriuos Dievas pašaukė iš tamsos į savo nuostabią šviesą. 1 Petro laiškas, kas turite Biblijas, šitai labai patinka, kai žmonės atsineša Biblijas. Galite telefoną, jeigu kas turite. Ir būtų gerai įvesti tokią tradiciją, žinot, kad padėti pamokslininkui paskaityti. Žinot, aš pasakyčiau rašto vietą, kas nors paskaitytų. Tai 1 laiškas Petro 2 skyrius 9 eilutė. Kas turite, paskaitykite. O jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, ypatingi žmonės, kad skelbtumėte dorybes to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Ačiū. Tai yra Dievas tas, kuris mus pašaukė. Tada kažkada tai mes buvome visi pasaulyje, buvome su savo nuodėmėmis, su savo netobulumais. Dievas mus pašaukė į savo karalystę. Ir jisai sako, kad dabar jūs esate ta šventa tauta, būsite ypatingi žmonės ir skelbsite dorybės kieno? To, reiškia, Dievo. Mes turime skelbti Dievo dorybės. Ne tokie, kokie mes dabar esame geri, ar ten dar kažkokie tai ypatingi, bet mes turime pasakoti ne apie save, o turime pasakoti apie Dievą. Taigi, bažnyčios pagrindas arba bažnyčios pamatas turėtų būti kas? Kristus. 1 Korintiečiams 3:11. Dievo žodis tai faktas. Kristus yra mūsų pamatas. 1 Korintiečiams 3:11, kas turite, paskaitykite. Juk niekas negali dėl kito. Pamatyti tik tam, kuris jau padėtas, kuris yra Jėzus Kristus. Taip sako, juk niekas negali padėti kito pamato, kuris jau yra padėtas. Ir mes nieko čionai neišrasime šitoj bažnyčioje, nieko kito apart Kristų. Kristus, kuris buvo, kuris yra ir kuris yra mūsų visų pamatas. Ir jis yra taip pat bažnyčios galva. Ne pastorius, ne vyresnysis, ne vyskupas ir net ne popiežius yra bažnyčios galva. Bažnyčios galva yra Kristus. Tai Efeziečiams laiškas 1 skyrius 22-23 eilutės. Efeziečiams 1:22-23. Ir visą paklojo po jo kojomis, o jį patį pastatė viršum visko, kad būtų galva bažnyčios, kuri yra jo kūnas, pilnatvė to, kuris visame pripildo. Taip, ačiū. Taigi sako, kad Kristus yra mūsų kaip bažnyčios galva. Ir bažnyčia tai nėra pastatas. Čia, kur mes esame susirinkę, čia nėra bažnyčia. Čia yra tik tai pastatas, kuriame mes kaip žmonės esame susirinkę. Ir žmonės tai yra tie iš pasaulio pašaukti žmonės, kurie tampa bažnyčia. Ir šitos bažnyčios arba šito susirinkimo galva yra viešpats. Jis yra ir pamatas, ir galva.
o mes kažkur tik tai per vidurį. Taigi mes esame ta gyvoji šventykla. 1 Petro 2:5 sako taip. Ir patys kaip gyvieji akmenys statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasinės aukas, priimtinas Dievui per Jėzų Kristų. Taigi mes kaip bažnyčia, mes esame tie gyvieji akmenys, iš kurių susideda ta bažnyčia. Ir mes esame pašaukti šventumui. Ne gyvenimui dėl savęs, ne parodymui savęs, ne darimui, ką mes norime, bet mes esame pašaukti į kunigystę. Ir todėl sakome, kad kiekvienas atgimęs žmogus yra Dievo kunigas. Ir mes visi esame kunigai Dievo akivaizdoje ir mes esame pašaukti į šitą šventą kunigystę. Kam? Tam, kad atnašautume dvasinės aukas. Kai kurie įsivaizduoja, jeigu aš dabar atnešiau į bažnyčią, paukojau kažkiek tai pinigų, tai jau Dievas jau bus man dabar geresnis. Kažkada buvo tokie momentai ir mano gyvenime, kai aš įtikėjau. Aš buvau 16-metis, neturėjau pinigų, buvau dar moksleivis ir būdavo skaudžiausia, kai neždavo krepšeliai per eilės ir aš galvodavau, ką įdėti, aš nieko neturiu. Ir galvoju, noriu, kad pradėčiau dirbti ir tada galėčiau Dievui paaukoti. Ir tas mąstymas, aišku, yra geras, ta prasme, tu nori Dievui kažką paaukoti, bet toks mąstymas buvo, kad, tada gal Dievas bus geresnis man. Žinot, kartais mes taip įsivaizduojame, kad kažką tai darome ir galvojame, dabar iš Dievo gausiu, kažką tai. Ir atsimenu, buvo vienas mokymas, kad mes pačioj pradžioj, 92 metais, dar nebuvo nei internetų ir literatūros labai daug nebuvo. Mes net neturėjome visos Biblijos, mes skaitėme tik tai Naująjį Testamentą, buvę gavę. Ir tais laikais mes bandėme sužinoti, kaip mes turėtume gyventi. Tai net buvo toksai mokymas apie aukojimą. Sako, duok Dievui, ten tarkime 10 litų, tais laikais litais buvo, ne? 10 litų, tai Dievas tau atlygins 10-eriopai. Ir aš kadangi matematikas, žinot, iš karto matematika, duodu 100 litų, man turėtų duoti 1000, ar ne? Tai čia tokia matematika pas Dievą neveikia. Iš tikrųjų, mes paskui tik tai vėliau išsiaiškinome ir supratome, kad vis tik ta matematika, kurią mes žmonės norime pritaikyti, tai pas Dievą neveikia. Taigi, kai kuriuose kraštuose bažnyčia neturi pastatų, bet turi šlovę. Ir kai kur yra labai didingi pastatai, bet tenai nėra Dievo šlovės. Ir greičiausiai tą mes matome visam pasaulyje. Ir mes norime būti čionai, būti tą bažnyčią, kuri gyvena Dievo šlovę, kuri reprezentuoja Dievo šlovę. Aš labai mėgstu sakyti, kad aš esu ambasadorius, Dievo ambasadorius. Lygiai taip pat jūs esate Dievo ambasadorius. Ambasadorius reiškia, jisai reprezentuoja tam tikrą šalį ar tam tikrą organizaciją. Ir kai tu eini kažkur, tai tu neši tos šalies vėliavą. Tai mes nešame Dievo vėliavą. Taigi, kodėl šlovės bažnyčia? Tai Efeziečiams 5 skyrius, mes jau skaitėm biškutį, Efeziečiams 5 skyrius, šitos neskaitėme, Efeziečiams 5:25 iki 27 eilutės. Kalba apie vyrus, bet ten iš tikrųjų yra nuoroda apie Kristų, Kristų ir bažnyčią. Kas galėtų paskaityti? Efeziečiams 5, nuo 25 iki 27 eilutės. Efeziečiams 5, 25-27. Jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas, kaip ir Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė už ją save, kad pašventintų ją, apvalydamas vandens nuplovimu ir žodžiu, kad pastatytų savo šlovingą bažnyčią, neturinčią dėmės, nei raukšlės, nei nieko panašaus, bet šventą ir nepriekaištingą.
Ačiū. Taigi, čia mes matome, kad Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė ją už save. Kad ją pašventintų palydamas vandens nuplovimu ir žodžiu, kad pastatytų savo šlovingą bažnyčią. Šlovinga. Tai ką reiškia žodis šlovinga? Graikų kalboje yra žodis endoksos, nuo žodžio doksa, kuris reiškia ne tik tai garbę ar šviesą, bet Dievo buvimą, jo spindesį ir jo šventumą. Taigi Kristus trokšta turėti doksą bažnyčią, reiškia pripildytą savo šviesos, savo buvimu, savo spindesiu, tą savo šlovę. 2 Korintiečiams laiškas, 3 skyrius, 18 eilutė. 2 Korintiečiams 3:18 sako taip: mes visi atidengtų veidų, lyg veidrodyje regėdami Viešpaties šlovę, esame keičiami į tą patį atvaizdą, iš šlovės į šlovę, veikiami Viešpaties, kuris yra dvasia. Taigi mes, kaip bažnyčia, mes kaip žmonės, esame perkeičiami kasdieną ir sakom iš šlovės į šlovę. Ir todėl tas pavadinimas šlovės bažnyčia, mes čia diskutavome kartais, sakom, galbūt per daug iššaukiančiai skamba, neskamba jumi iššaukiančiai. Šlovės bažnyčia. Ar ne? Bet iš tikrųjų tai būtent apie tokią bažnyčią Kristus ir kalba. Dievas mus nori padaryti šlovingais. Ir mes esame keičiami, sako, į tą patį atvaizdą, į tą Kristaus atvaizdą, iš šlovės į šlovę veikiami Viešpaties, kuris yra dvasia. Tai mūsų vardas šlovės bažnyčia nėra tik tai pavadinimas. Tai yra pašaukimas. Tai priminimas, kad Kristus turėtų būti šlovinimas ne tik tai sekmadienį, ne tik tai per šventes, bet per jo tautą, per mus. Kristus turėtų būti pašlovinamas. Ir vieną istoriją noriu papasakoti, yra Moravijos atgimimas toks buvo. Kas girdėjo tokį? Moravijos atgimimas įvyko 1727 metais, taigi praėjo kiek? 300 metų. Tai buvo labai didelis įvykis ir šiandieną mes susipažinsime su to įvykiu, bet truputį užbėgant, kartais mes galvojame, aš galvoju, kartais galvoju pasidaryti, žinot, kad manęs nepamirštų kas nors. Mano vaikai, ten draugai, ten dar kažkas, ar ne? Ir kartais mes galvojame, kad mes savo vardą, padarysim žinomą. Bet duodu garantiją, po 50 metų mūsų niekas nepažins, niekas neprisimins. Galbūt mūsų vaikai dar, ar mūsų anūkai, galbūt dar kažkiek tai. Po 100 metų tie, kurie mus dar prisiminė, jau tikrai nebeprisimins, nebent eidami netyčia užklys už kažkokias nuotraukas arba antkapį gal pamatys, gal pasakys, kas čia buvo tas Juozas Kažukauskas, kas jisai toks buvo. Po 150 metų jau nei mūsų anūkai niekas nebeprisimins, kad buvo toksai. Ir aš galvoju apie tos įvykius arba tos žmonės. Mes kai kurios žmonės žinome tik tai iš istorijos. Ir tai tik tai tos pačius didžiausius. Napoleoną žinome, ar nebuvo toksai kažkada, tai Aleksandras Didysis, tie tokie žinomi žmonės. O tie, kurie gyveno šalia, kurie buvo irgi pakankamai daug pasiekę, apie juos mes nieko nebežinome, nes jie istorijoje prapuolė. Taigi Moravijos atgimimas įvyko 1727 metais, rugpjūčio 13 dieną. Herguto kaimelėje Saksonijoje, dabartinėje Vokietijoje, vadovaujant grafui Nikolasui von Zinzendorfui. Tai Herbutą įkūrė 1722 metais pabėgėliai iš Moravijos ir Bohemijos, senosios husitų ir brolių bendruomenių. Aišku, greičiausiai irgi nesam girdėję.
nariai bėgė nuo katalikų persekiojimo dėl reformacijos. Jie ieškojo prieglobsčio ir laikui bėgant bendruomenė susiskaldė dėl doktrinų, tradicijų ir tautinių skirtumų. Įprastai pažiūrėkime į protestantus arba į evangelikus, mes labai dažnai susiskaldome dėl įvairiausių smulkmenų. Ir Zinzendorfas suprato, kad šventosios dvasios vienybės kad be šventosios dvasios vienybės jie neišgyvens. Jis sukvietė bendruomenę į bendrą maldos, atgailos ir viešpaties vakarienės susirinkimą 1727 metais rugpjūčio 13 dieną. Ir tą dieną, anot jų pačių dienoraščių, šventoji dvasia nužengė ypatingų būdų. Vienas dalyvis rašė: mes nežinojome, ar esame danguje ar žemėje. Niekas negalėjo išsakyti tos didžios palaimos, kuri mūsų užliejo. Ir po tų įvykių įvyko keletas neįtikėtinų dalykų. Tarp narių įvyko visiškas susitaikymas, jie verkė, apkabino vieni kitus, atleido vieni kitiems. Jie nusprendė pradėti nepertraukiamą maldos grandinę ir žmonės meldėsi poromis po 1 valandą, kad 24 valandas per parą visada kažkas melsusi. Ir ši grandinė tęsiasi, spėkit kiek? Ne, nutrūko. Tai 1727 metais jie pradėjo ir pasibaigė po 100 metų. 100 metų. Ir maždaug 1827 metais ta grandinė nutrūko. Koks tai buvo poveikis? Iš šios šlovės ir maldos atmosferos gimė pirmasis pasaulinis misionierių judėjimas. Per pirmus 25 metus Moravijos broliai išsiuntė daugiau misionierių nei visa protestantų bažnyčia per 200 metų iki tol. Jie keliavo į vakarų Indiją, Grenlandiją, Pietų Afriką, Labradorą, Surinamą, net į Šiaurės Ameriką, skelbdami Kristų. Įdomus faktas, kad po šio atgimimo Moravijos misijos paveikė Džoną ir Čarlzą Wesley. Girdėjote tokį žmogų? Čarlzas Wesley, kurie vėliau pradėjo metodistų atgimimą. Kai Džonas Wesley plaukė į Ameriką ir per audrą išsigando, jis pamatė, kad kai kurie laive Moravijos broliai ramiai gieda giesmes. Tas įvykis vėliau jam padėjo suprasti, kad yra gyvas tikėjimas ir tapo jo dvasinio prabudimo kibirkštimi. Štai toksai yra įvykis, per kurį tam tikri žmonės atgimė ir prasidėjo visas ta banga. Kartais mes klausime, kaip gali prasidėti ta tokia banga. Atsimet, prieš 30 metų buvo tas atgimimas pas mus Lietuvoje. Kaip jisai prasidėjo labai paprastai, ar ne? Ir jisai tęsiasi. Tai va, tęsiasi kažkiek tai laiko ir dabar nuslūgo. Dabar mes vėl klausime, kaip tas prabudimas vėl galėtų įvykti. Įvykti gali būti panašiai kaip čia pasakoja. Gerai, pakalbėkime apie bažnyčios struktūrą. Kokia turėtų būti bažnyčios struktūra? Kaip galvojate? Kokia turėtų būti bažnyčios struktūra? O, gerai. Gerai. Kaip Biblija parašyta? Kaip Biblija parašyta? Kokia bažnyčios struktūra turėtų būti? Nu, tie, kas skaitėte Bibliją, žinote. Turėtų būti diakonai. Kas yra diakonas? Išvertus iš graikų kalbos? Yra tarnas, ar ne? Tai ne tas tarnas, kuris neturi jokių teisių, ar ne, kuris nakčiai yra prirakinamas prie siedos, ar ne, kuris turi atlikti tam tikras funkcijas, ar ne, bet tai yra žmogus, kuris pasitarnauja, ar ne, kuris atlieka bažnyčioje įvairius tuos patarnavimo darbus. Ir turėtų būti bažnyčioje kas?
turėtų būti vyskupas arba turėtų būti, mes kaip Lietuvoje esame įpratę vadinamas ar pastorius, kai kurie vadina episkupas, presbiterionas, ar ne, tai Naujojo Testamento bažnyčioje, pirmoje bažnyčioje nebuvo tokio vieno pastoriaus, kokį mes dabar įsivaizduojame. Labai dažnai mūsų, bent jau Lietuvoje, įsivaizduojama, kad yra žmogus, pastorius, kuris yra bažnyčios galva kažkodėl tai, ar ne, kuris viską nusprendžia, kuris viską vadovauja. Tai toli gražu nuo Dievo žodžio. Tai Naujojo Testamento bažnyčia neturėjo vieno pastoriaus. Graikiškai žodžiai presbiterios reiškia vyresnysis. Jie turėjo vyresniuosius arba episkopus, reiškia prižiūrėtojas arba vyskupas, ir poiment reiškia ganytojas. Ir iš esmės kalba eina apie tą pačią tarnystę. Nebuvo ten, tokios hierarchijos, kaip kai kuriuose bažnyčiose, vienas aukštesnis, kitas dar aukštesnis, o kitas jau yra galva. Iš tikrųjų, tai turėtų būti, kaip aš matau Dievo žodyje, vyskupas arba vyresnysis. Man labiau patinka žodis brolis. Tai ta prasme, aš manau, kad mes visi esame broliai ir seserys. Ir vyresnysis, ypatingai vyresnysis, turėtų pasitarnauti bendruomeniai, o ne vadovauti. Tas kaip toks kaip karalius atsisėda ant sosto ir aš dabar jums karaliausiu. Dabar jūs visi esate mano tie pavaldiniai. Nieko panašaus. Dievo žodyje to nėra. 1 Timotiejui 5 skyrius 17 eilutė jis rašo, sako, gerai vadovaujantis vyresnieji, nekalba apie kažkokius tai kitokius titulus, tebūnie laikomi vertais dvigubos pagarbos, ypač tie, kurie dirba, skelbdami žodį ir mokydami. Atkreipkime dėmesį, kad bažnyčioje arba susirinkime, viešpaties susirinkime, niekuomet neišgirsite, kad yra vienas vyresnysis. Visuomet tai yra grupelė žmonių. Jeigu yra vienas žmogus, jisai automatiškai pasidaro toks, nori, nenori, toks pasidaro jau labai jau vadovaujantis, labai jau toks viskas nuo jo priklauso. Ir gaunasi, kad iki jo prieiti jau tada reikia, labai ten jo turi įtikti jam ir dar visi kiti dalykai. Tai visada yra daugiskaita. Ir kitoj vietoj 1 Timotiejui 3:1 sako, štai patikimas žodis, kas siekia vyskupauti, trokšta gero darbo. Ta prasme, būti arba norėti tapti vyresniuoju bažnyčioje yra normalus dalykas ir yra geras dalykas ir yra geras pašaukimas. Būti, vadovauti ir daryti darbus dėl viešpaties. Taigi, ką daro vyresnieji? Kaip Jėzus susisuka iš virbelių botagą ir gainioja savo kaimenį. Taip? Ne. Ne taip daro. Atsiverskime 1 laišką Petro 5 skyrių. 1 laiškas Petro 5 skyrius, 2 eilutė. Gal 1-2 eilutę paskaitykite, kas turite. 1 Petro 5, 1-2. Eilutė. Jūsų vyresniuosius raginu aš, irgi vyresnysis, Kristaus kentėjimų liudytojas ir dalyvis šlovės, kuri bus apreikšta. Ganykite pas jūs esančią Dievo kaimenę, prižiūrėdami ją ne iš prievartos, bet noriai, ne dėl nešvaraus pelno, bet uoliai. Ačiū. Taigi matome, kad čia Paulius sako, Petras sako, jūsų vyresniuosius, ne bažnyčios vadovus, sako, raginu aš ir sako, ganykite tą kaimenę. Taigi čia vadovavimas bažnyčioje nėra valdžia, o tai yra tarnystė. Mes turėtume žiūrėti į šitą darbą kaip į tarnystę. Vyresnieji tai yra broliai, kurie
turėtų rūpintis bažnyčios žmonėmis, kurie turėtų melstis, kurie turėtų patarti ir turėtų saugoti. Nes būtent ant vyresniųjų yra uždėta atsakomybė už bažnyčią, kad jie turi ją prižiūrėti ir turi ją saugoti. Ir taip pat, aišku, turėtų būti diakonai, kurie tarnauja praktiškai. Taigi, vyresnieji, jie turėtų daugiau užsiimti malda ir Dievo žodžio skaitimu ir aiškinimu, o turėtų būti diakonai, kurie turėtų pasitarnauti. Gerai, dar viena istorija. Azuso gatvės atgimimas. Irgi greičiausiai tokio negirdėjom. O, jau čia geriau. Girdėjo. Kas girdėjo tokio? 1, 2, 3, valio. Gerai, nu va, čia matot, jau yra geriau. Azusos gatvės atgimimą, tai aš truputį papasakosiu visiems, kas tai buvo. Tai yra vienas iš reikšmingiausių įvykių modernios krikščionybės istorijoje, kuri pažymėjo sekmininkų judėjimo pradžią ir darė įtaką milijonams tikinčiųjų pasaulyje. Kada tai buvo? Kas žinot? Metai. Praeitis amžius? Jo. 1906 metai, balandis. Vieta yra Azusos gatvė, Los Andželas, Kalifornija, Jungtinės Amerikos valstybės. Ir ten buvo vadovas Williamas Seymouras, afroamerikietis pamokslininkas, buvęs vergo sūnus. Taigi, Williamsas Seymouras buvo nuolankus ir turėjo tokią problemą, jis viena akimi buvo aklas. Jis buvo pamokslininkas kilęs iš Luzianos. Jisai mokėsi pas Charlesą Parhamą, kuris skelbė apie šventosios dvasios krikštą ir kalbėjimą kalbomis. 1906 metais pradžioje Seymouras atvyko į Los Andželą, pakviestas vadovauti mažai namų bendruomeniai Bonnie Braim gatvėje. Balandžio 9 dieną per vieną maldos susirinkimą, kai keli žmonės karštai meldėsi, šventoji dvasia nužengė galingai. Žmonės pradėjo melstis kalbomis, verkti ir šlovinti Dievą. Žmonės griuvo ant kelių, giedojo, verkė. Kai kurie stovėjo be žodžių, tiesiog patirdami Dievo buvimą. Per kelias dienas namas negalėjo sutalpinti visų. Susirinkimai persikėlė į seną, apleistą arklių sandėlį Azuso gatvėje. Ten ant dėžių pasidėjo Biblijas, žmonės be hierarchijos, be programos, be muzikantų, tiesiog šlovino, meldėsi ir liudijo. Matot, atgimimas kartais įvyksta nuo labai paprastų dalykų, nuo keletų žmonių. Per trumpą laiką šis kuklus susirinkimas tapo pasaulinio atgimimo centru. Žmonės atvykdavo iš visų Amerikos kampelių ir net iš kitų šalių, kad pamatytų, kas vyksta. Kiekvieną dieną žmonės patirdavo atgailą, išgydymus, kalbėjimą kalbomis, šventosios dvasios prisilietimus. Vienas liudininkas rašė, kartais Dievo šlovė nusileisdavo kaip rūkas virš žmonių galvų, o kai kurie sakydavo, kad matė ugnies liežuvius. Taigi šis atgimimas tęsiasi kelis metus ir iš čia kilo modernusis sekmininkų judėjimas, išplitęs po visą pasaulį. Tai va, tai dauguma šiandieninių evangelinių atgimimų, įskaitant Assemblies of God, Church of God, Elim ir kitus, savo šaknis sieja būtent su tuo, kas įvyko būtent Azūroje. Taigi, Azūros atgimimas parodė, kad Dievas ieško ne formos, ne kažkaip tai, kaip mes čia dabar gerai jam tarnausime, bet jisai ieško žmonių širdžių. Taigi jis ieško ne titulų, bet nuolankumo, ne tobulo plano, o ištroškusių žmonių dvasios. Mes čia irgi dabar kaip planavome, galvojame, kaip čia padarysime, ką darysime, galvojame, kaip čia tą planą patobulinti,
padaryti jį tobulą, žinot, kad čia visiems būtų gerai. Bet iš tikrųjų tai Dievas ieško ne mūsų planų, ne tobulumų, ne kaip mes čia dabar pasirodysim, ne mes kaip pradėsime, bet Jisai ieško mūsų širdžių. Jis ieško mūsų pačių. Taigi bažnyčia klesti, kai Kristaus šlovė yra centre, o ne žmogaus vardas. Labai nenoriu, kad bažnyčia sietų su Juozo pavadinimu. Tai iš tikrųjų yra didžiulė negarbė. Kažkada tai vienoje bažnyčioje buvo pradėję vadinti Juozo bažnyčią ir kažkas sako, aš einu pas Juozą. Tai iš tikrųjų aš bėgau nuo to pavadinimo, tai yra blogai. Kai bažnyčia siejama su žmogumi, yra blogai. Bažnyčia turi būti siejama su Jėzumi, su Dievu, su Jo žodžiu. Taigi mes norime ieškoti Dievo, ieškoti Jo šlovės ir atiduoti jam visą garbę šlovę. Taigi mūsų pašaukimas ir mūsų gyvenimo būdas turėtų būti koksai. Jono Evangelijos 13 skyrius. Jėzus paliko mums mūsų pašaukimą ir mes turime parašytą Jono Evangelijos 13 skyriuje 35 eilutėje. Jėzus sakė, gal prieš tai 34, aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą nekęstumėte ir apkalbėtumėte. Ne taip parašyta? Ne taip parašyta? Gerai, palaukit. Reikia akinius susidėti. Iš tikrųjų tai yra parašyta taip, sako. Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte. Ne apkalbėtume, ne nekęstume, ne kažkaip tai kitaip. Sako Kristus, kaip aš jūs pamilau, taip ir jūs mylėtumėte vienas kitą. Ir iš ko pažins, kad mes esame Kristaus mokiniai? Ir iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei apkalbėsite vieni kitus. Atpažins, kad ne Jėzus mokiniai. Būtent iš meilės tarp mūsų. Iš taip, kaip mes vienas su kitu bendraujame, kaip mes vienas kitą palaikome, kaip mes vienas už kitą meldžiamės, kaip mes rūpinamės vienas kitu. Iš to žmonės pažins, kad mes esame tikintieji. Kai mes, žinot, galime čia gražiai kalbėti, galime gražiai atrodyti, galime net užsidėti kaklaraištį ir sakyti, žinot, aš čia toks geras krikščionis, net sekmadienį ateinu į bažnyčią. Bet visas tas yra niekas, jeigu mano gyvenimas neatspindi Kristaus meilės. Jeigu aš nesirūpinu savo broliais ir seserimis, jeigu aš nepaskambinu, jeigu aš nesimeldžiu, jeigu aš nepadedu, jeigu aš nesirūpinu. Ir žinot, į meilę įeina daug visokių dalykų. Vat mūsų sesuo Zita, mes žinome, ne, kad jos vyras iškeliavo pas viešpatį į Gruziją, čia visai nesenai, prieš porą mėnesių. Ir mums tai buvo labai didelis smūgis, ne? Jos vyras Merabė visada toks šaunuolis vyras, aš prisimenu, mes turėjome labai nuostabių laiką su juo. Gaila, kad aišku tiek mažai, bet jis visada palaikydavo ir toks buvo, nuostabus žmogus. Ir žinot, va kaip iškeliavo pas viešpatį jisai ir Zita liko viena. Ir tas toksai, tas palaikymas, kurį mūsų broliai ir seserys mes parodėme, tai yra ta Dievo meilė. Aišku, nereikėtų pamiršti, mes, žinot, dabar jau tas laikas biškai praeina, mes jau dabar jau ir nebepaskambinam, kai kurie, kaip aš, pavyzdžiui, Zitai, prisipažįstu. Bet iš tikrųjų mes turėtume vienas kitą palaikyti. Nelaimėje, problemuose, ar sunkumuose, ar pasidžiaugti, mes iš tikrųjų tą turėtume daryti. Todėl šitą pastatą aš dariau su mintim, kad galėtume mes šiandien susirinkti, pabūti, čia padarysime kiemelį, padarysime šašlykinę, galėsime pabendrauti labiau, padraugauti, pabūti, mes
su broliais darėme talką čionai, tai, žinot, niekas nesuriša mūsų labiau kaip bendras darbas, kaip bendras reikalas, dėl ko mes susirenkame ir dėl ko vyksta. Taigi, iš viso to pasaulis pažins, ne iš mūsų kalbų, kad mes esame Dievo vaikai, ne iš to, kaip mes gražiai kalbam, ne iš to, kaip mes gražiai giedam, ne iš to net kiek mes aukojame, pažins, kad mes esame Dievo vaikai, bet pažins iš meilės vienas kitam. Taigi, tikra bažnyčia atpažįstama ne iš pavadinimo, bet iš meilės. Būtų labai nesmagu pasakyti, kad šlovės bažnyčia, žinot, yra tokia vieta, kur žmonės yra svetimi vieni kitiem. Būtų gerai, kad šlovės bažnyčia būtų ta vieta, kad mes ateitume kaip čia, kaip į šeimą. Kad būtume taip kaip šeimoje, priimtume vienas kitą su netobulumais, su keistumais. Visi mes jų turime. Kas yra nekeistas? Manau, kad mes visi esame šiek tiek keisti. Mes patys suprantame ir žinome, kokie mes esame. Bet būtent Kristus mus pašaukė į vieną šeimą, į vieną bažnyčią. Tai todėl mes turėtume čia mylėti vienas kitą. Ir mūsų pašaukimas būti Kristaus atvaizdu šiame pasaulyje. Ne konkuruoti vienas su kitu. Nepasakyti, kad aš turiu ten tokią dovaną, dvasinę, geresnę, aš esu toks aukštesnis, ar ten dar kažkoks. Nekonkuruoti tarpusavį. Jokių būdų mes negalime konkuruoti nei tarpusavį, nei su kitom bažnyčiom. Mes esame pašaukti mylėti žmonės. Neieškoti savo šlovės, bet ieškoti Dievo šlovės. Į tą mes pašaukti. Kolosiečiams 1:27. Kolosiečiams 1:27. Kadangi jau pavargote ieškoti, tai aš paskaitysiu. Kolosiečiams 1:27. Jiems Dievas panorėjo atskleisti, kokie šios paslapties šlovės turtai skirti pagonims, būtent Kristus jumyse šlovės viltis. Būtent Kristus jumyse. Tokį didžiausią turtą, kokį tik tai begalėtume įsivaizduoti, arba kokį tik tai benorėtume turėti, mes turime tai savyje. Ir tai mes turime Kristų mumyse. Tai reiškia, kad šlovė yra ne tik tai danguje. Kartais mes įsivaizduojame, kad ten, kur Dievas, ne ten danguje, kažkur tai yra šlovė. Bet šlovė yra, Dievo šlovė yra mumyse. Ir jinai pasireiškia tada, kada leidžiame Kristui gyventi mūsų viduje. Kai mes atiduodame jam savo gyvenimus, kai mes pasišvenčiame ir kai mes sakome, Kristau, dabar jau nebe aš būsiu savo širdies soste, bet tu būk mano gyvenimo viešpats. Norite dar vienos istorijos? Buvo tokia moteris Helen Roosevelt. Girdėjote tokią? Buvo britų medikė ir misionierė tarnavusi Konge. Ir jos gyvenimas buvo kupinas Dievo šlovės per kančią. Kartais mes įsivaizduojame, kad jeigu Dievo šlovė, tai man viskas sekasi. Taip kaip aš vakar sudaužiau mašiną, tai ten dar visokie dalykai vyksta ir atrodo viskas ne pagal planą, bet iš tikrųjų tai mes turėtume matyti Dievo šlovę ir kartais jinai ateina per kančią. Taigi Helena baigė medicinos studijas Kembridže ir 1953 metais ji išvyko kaip misionierė į Kongo džiunglės, pasišventusi tarnauti žmonėms kaip gydytoja ir evangelijos skelbėja. Ji įkūrė ligoninę Negabongo mieste, pastatė medicinos mokyklą, rengė vietinius medikus ir skelbė evangeliją. Tačiau 1964 metais įvyko Simba sukilimas
kruvinas pilietinis karas prieš Belgijos koloninę valdžią ir krikščioniškas misijas. Helen kartu su kitais misionieriais buvo pagrobta, kalinta ir žiauriai sumušta bei išniekinta. Po šių įvykių, kai ji vis dar buvo sužeista ir sukrėsta, Helen meldėsi ir ji išgirdo Viešpaties balsą. Viešpats jai sakė: Helen, ar dabar manai, kad tai per daug? Ar per didelė kaina būti mano šlove šioje žemėje? Ir jie atsakė: ne, Viešpatie, jei tai tavo šlovės dalis, tebūnie tavo valia. Po karo ji grįžo į Kongą ir toliau tarnavo tiems patiems žmonėms, kurie ją buvo išdavę. Ji tapo vienu iš ryškiausių misionierių pavyzdžių, liudijančių Dievo meilę, atleidimą ir ištikimybę. Jos liudijimas įkvėpė tūkstančius žmonių pasaulyje. Ji dažnai kartodavo: Dievo šlovė visada verta didžiausios kainos. Helen mirė 2016 metais, būdama 91 metų, ištikima savo pašaukimui iki galo. Štai ką reiškia būti šlovės bažnyčia. Ne tik kalbėti apie Dievo šlovę, bet ir ją nešti per gyvenimą, per kančią, meilėje, ištikimybėje ir tarnystėje. Taigi, kokią galim padaryti išvadą? Kaip Paulius rašė, 1 Korintiečiams 10:31, todėl ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, visą darykite Dievo šlovei. Taigi, šiandien aš noriu pasakyti, kad mes pradėjome ne projektą, bet kelionę. Projektas, žinot, kartais trunka labai tokį trumpą laiką, bet šita kelionė, manau, kad pasibaigs mirtimi kiekvienu iš mūsų. Ši kelionė pasibaigs mirtimi bet kokiu atveju. Jinai pasibaigs bet kokiu atveju. Visų pirma, mes turėtume mirti savo ir gyventi dėl Dievo. O antras dalykas, mūsų kelionė vis tiek baigsis fizinė mirtimi. Mes norime to ar nenorime. Klausimas yra tik tai vienintelis. Kaip mes dagyvensime iki mūsų fizinės mirties galo. Ir kaip mes pereisime per tą užrangą pas Viešpatį. Taigi ši kelionė, mūsų kelionė fizinė, kol mes dar gyvename šitose kūnuose, yra iš šlovės į šlovę. Iš šlovės į šlovę. Kelionė, kurioje Kristus bus mūsų gyvenimo centras, kur žodis bus mūsų pagrindas, o jo dvasia bus mūsų jėga ir meilė bus mūsų ryšys. Tai aš noriu to palinkėti mums. Ir štai kodėl mes esame šlovės bažnyčia. Nes mūsų tikslas tapti tai žmonėmis, kad Kristus būtų matomas per mus visus. Ir noriu pakviesti visus maldai. Atsistokime. Dangiškas Tėve, aš meldžiuosi, kad Tu padėtum kiekvienam iš mūsų numirti savo ir tapti gyvais Tavyje. Kad mes galėtume, Viešpatie, visą savo gyvenimą atiduoti tik tai Tau vienam. Ir tik tai Tau vienam atnešti šlovę ir garbę ir pagarbą. Mes meldžiam, Viešpatie, kad mūsų tarpe mes galėtume mylėti vienas kitą. Kad galėtume priimti vienas kitą, kaip ir Tu mus priėmė į savo karalystę. Kad galėtume vienas kitą apkabinti, kad galėtume vienas su kitu pasidžiaugti, kad galėtume vienas kitu pasirūpinti. Ir ta meilė, kurią Viešpatie Tu parodei savo mokiniams, jinai lietųsi per mus.
Meldžiam Viešpatie už šitą susirinkimą, už tą bendrystę, kurią turime. Viešpatie, kad tu čia būtum, kad tu čia vadovautum, tu būtum mūsų pamatas, kad ant tavęs, Viešpatie, mes statytume savo tikėjimą, savo viltį ir kad tu būtum mūsų galva, kuri mus vestų, kuri mus nurodytų, kur mes turėtume eiti ir ką mes turėtume daryti. Meldžiuosi Viešpatie, kad atleistų mūsų kaltes ir mūsų nuodėmes. Meldžiuosi Viešpatie, kad tu pripildytum mus savo dvasios pilnai, kad galėtume nešti Evangeliją į šitą pasaulį. Duok mums drąsos, Viešpatie, kalbėti apie tave, skelbti tavo nuostabius dalykus. Ir dėkojame Viešpatie tau už Jėzų, dėkojame, kad jisai mirė ir prisikėlė, dėkojame už šventąją dvasią, kuri dabar gyvena mumise ir veikia ir daro tuos nuostabius dalykus. Todėl Viešpatie prašom tavo palaiminimo ir tavo vedimo. Ir dėkojame tau už viską. Dabar Viešpatie prašom, kad tu vestum mus ir toliau. Jėzaus vardu sutarę meldžiame. Amen.